Pirmiausia, porankyje įjunkite automatinę pjaunamosios aukščio kontrolę. Automatinė pjaunamosios aukščio kontrolė yra aktyvi, kai užsidega raudona lemputė. Nustatykite pirmąjį pjovimo aukščio tašką, antrąjį pjovimo aukščio tašką ir atjungimo lygį. Šiame pavyzdyje pirmasis pjovimo aukščio taškas nustatytas į 15 cm. Nustatydami antrąjį tašką, nustatykite 5 cm. Norėdami darbo metu perjungti tarp dviejų nustatytų taškų, turite paspausti automatinio pjaunamosios valdymo aktyvavimo mygtuką ant valdymo svirties. Pasirinktas aukštis įjungs indikatorių antrame ketvirtyje, kuris užsidegs žaliai. Paspauskite mygtuką, kad pjaunamoji nusileistų iki pirmojo nustatyto taško 15 cm. Paspauskite, kad pasiektumėte antrąjį nustatytą tašką. Paspauskite, kad grįžtumėte prie pirmojo pjovimo aukščio. Atminkite, kad vienas mygtuko paspaudimas perjungs pjaunamąją tarp dviejų skirtingų nustatytų taškų. Pjaunamosios nustatymų puslapyje matysite, kaip mėlyna juosta juda vertikaliai, pasiekus užprogramuotą nustatytą tašką. Norėdami pakelti pjaunamąją iki atjungimo taško, tai yra galulaukėje, 2 kartus paspauskite mygtuką. Pjaunamoji automatiškai pakils. Taip pat galite nustatyti automatinį slėgio į dirvą režimą. Tiesiog nustatykite antrąjį pjovimo aukštį į 0 ir pjaunamoji automatiškai naudos slėgio į dirvą režimą. Savo pjovimo aukščio būseną galite stebėti iš pjaunamosios nustatymų pagrindinio puslapio Info Plus meniu lange arba viršutiniame dešiniajame kampe po pjaunamosios piktograma kombaino siluete.